patys puikiai suprantam ir žinom, kokio svarbumo yra kiekvienas rungtynės. Tai sakau, nagrinėjom derinius, tai ruošiamės ir net nebejoju, kad laukia sunki kova, bet tikrai tikiu, kad mes tą kovą laimėsim. Belgai labai yra pasikeitę lyginant su tom draugiškom rungtynėm. Nėra labai pasikeitę, yra dasidėję keletas, ta prasme, porą žaidėjų, kurių nebuvo, kai mes žaidėme. Žaidžia praktiškai tą patį krepšinį, ką ir žaidė anksčiau, bet jau kaip spėjom pamatyti ir mes ir jūs, sakykime, ypatingai mačas Kaune, nežiūrint į grindų dangą ir taip toliau buvo tikrai įtemptas ir jie kaunasi, stengiasi, kovoja, vien tai, kad jie pateko į tarp 12 geriausių komandų, tai irgi šį bei tą sako, tai sakau, žodžiu, jokio atsipalaidavimo, 100% susikaupimas. Galite kažkokius žaidėjus įskirti? Yra patyręs žaidėjas, daug metų žaidžia Eurolygoje ir Eurocape Hervelė, gerose klubose žaidęs, visi trys juodukai agresyvūs, ypatingai trečios pozicijos žaidėjas ir pacentruot gali ir pataikyti. Centrai, sakykime, tokie undersize, kaip čia pasakius, tokie nėra labai aukšti, bet galingi, kovoja, stengiasi. Žodžiu, sakau, nėra kažkokių tai super individualių žvaigždžių, bet jie žaidžia komandiškai ir turiu paminėti, kad pastebėti, kad tikrai kaip belgai jie žaidžia labai protingą krepšinį.